Sveiki, su jumis šiandien aš, siaurų kelių profesorius Dominykas. Ir šiandien esame Molėtų plente, baisiausiame Lietuvos kelyje, kaip sakoma. Ir esame dabar atkarpoje nuo Molėtų iki Utenos, kuri buvo renovuota. Ir žmonės vis tiek keikia. Dabar keikia ne dėl to, kad čia yra betono blokai, kuriais reikia dar dėti, bet dėl to, kad kelias yra siauras. Tai va, čia matom tą iškirtą į kelią ir siaurus jo kelkraščius. Taigi čia taip dabar išrodo šitas kelias. Na, vizualiai bent jau neatrodo jis įspūdingai. Kelkraščiai būtent. Pats kelias gal ir atrodo įspūdingai, kelkraščiai, na, sunku ir pasakyti, ko čia iš jų tikėtis. Vat, automobilį pasistatė čia, kaip matos, vietos jam užtenka. Tikrai negaliu sakyti, kad trūksta, bet štai yra, prašau, siauresnės vietos, kur klausimas, reiks pasižiūrėti, kiek čia to kelio yra. Tai Lietuva sako, kad kelkraščiai turi kažkur 1,5 metro pločio. Ir kaip pasižiūrai, tikrai yra tas 1,50 m. Gal net kiek daugiau. Sunku pasakyti, gal ir užtenka čia tos vietos iš tiesų sustoti kelkraštyje. Maža miniatiūrinė Opel Corsa. Turim kažkur, jeigu pasistatysim čia nuės daug maž lygiai. Okay. Tai tada čia gausis. Ką, beveik 100. Grubiai paėmus gal ir bus 150 kokie centimetrų. Gal minus kokie 4 centimetrai, bet va. Šitą mažą mašinytę dar kažkaip gal eitų tą kelkraštį įkišti. Čia mes esam nerestauruotoje kelio dalyje. Matom, kaip čia viskas plačiai ir fainai. Kiek va vietos turim kelkraštyje. Čia turbūt būtų galima ir 2 mašinas talpinti vieną šalia kitos. Ir va, 2 metrai. Čia matos bus kokie geri 5 metrų talbūt to kelkraščio. Nes 2 metrų ruletė matos net iki kelkraščio netraukia.